Šiandien žiniose prasidėjo pavasarinis miesto tvarkymas. Balandį prasidės centralizuotas priėmimas į pirmąsias klases. Šiandien minima pasaulinė vandens diena. Peršalimo ligos vis dar nepalieka Panevėžio. Kaip ir kasmet nutirpus sniegui, mieste išlenda šiukšlės, ne vietoje išmestos įvairios atliekos. Gatvėse apstu per žiemą susikaupusio smėlio ir purvo. Atsižvelgusi meteorologinės sąlygas tyri tai, kad sniegas nutirpo anksčiau nei pernai. Miesto tvarkymo darbai šiemet pradėti gerokai anksčiau. Valymo sezoną paskelbėm anksčiau. Būdavo pradėdavom nuo balandžio 1, šiemet paankstinom nuo kovo 14. Pradėjom valyti. Dar atsižvelgėm ir į tai, kad buvo tokia žiema, daug slidu buvo ir buvo išbarstyta daug smėlio mišinio. Išbarstyta palyginom su pernai metais dvigubai. Buvo, jeigu pernai metais 602 kubiniai metrai, tai šiemet virš 1200. Todėl viską reikia skubėti, sušluoti, išvežti visas sąšlavas iš miesto gatvių, šaligatvių. Todėl ir pradėjom anksčiau dirbti. Gyventojai informuojami, kad dėl lėšų trūkumo, kaip ir pernai, šiemet teritorijos prie daugiabučių gyvenamųjų namų šaligatviai prie šalutinių miesto gatvių nebus valomi. Todėl savivaldybė daugiabučių namų bendrijų bei įmonių ir organizacijų prašo patiems pasirūpinti savo teritorijų priežiūrą. Norime pakviesti ir įmonės, įstaigas, organizacijas, kur prie jų esančias teritorijas, kad apsižvalgytų, kad jau pradėtų šluoti, švarintis, nes jiems tai priklauso daryti. Norėtumėm paraginti ir privačių valdų savininkus, nors jie galbūt tvarkosi visuomet, bet taip pat apsižiūrėti prie savo patvorių, irgi apsirinkti šiukšlės, susitvarkyti. Vilija Gilienė gyventojams taip pat primena tinkamai rūšiuoti atliekas ir prie konteinerių nepalikti buitinės technikos ar automobilių padangų. Norėčiau paprašyti, kad prie konteinerių nebūtų nešamos atliekos. Visur yra lipdukai parašyta, ką galima dėti, ką negalima. Rūšiuokim ir dėkim tik tas atliekas, kurias galima. Padangas arba didžiasias atliekas, buitinę techniką reikia vežti į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę. Tai yra viena Savitiškio 12, kita Pilėnų 43. Pastebėję teršėjus, gyventojai apie juos gali pranešti viešosios tvarkos ir kontrolės skyriui. Balandžio 1 dieną Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius pradeda centralizuotą pirmokų priėmimą į miesto bendrojo lavinimo mokyklas. Pačios prašymus į pirmasis klases priima katalikiškos krypties Paltaroko gimnazija, Lipniūno pagrindinė mokykla, taip pat specialiosios mokyklos. Į visas kitas miesto mokyklas dokumentai priimami švietimo skyriuje. Rinktis mokymo įstaigą gali patys tėvai ir apsisprendę jie turi atvykti su privalomais dokumentais. Prašymo forma labai dažnai aktuali būna tėveliams, tai reikėtų žinoti, kad tie tėveliai, kurie eis pagal savo teritoriją į priskirtą mokyklą, jie pildo prašymo formą pirmą. Tie, kurie eis į kitas mokyklas, nepriklausomai ar jie yra iš kitų mokyklų teritorijų, ar jie yra iš rajonų, ar iš kitų savivaldybių, jie prašymą pildys antrą formą. Ir be abejonės reikėtų būtent tiems tėveliams ir atkreipti dėmesį į pačią prašymo formą, todėl kad yra išvardinti dokumentai, kurie teikia pirmumą. Jie yra neprivalomi, tačiau jeigu atsitiktų taip, kad į kažkurią mokyklą vaikučių būtų daugiau negu galima priimti, tai tie dokumentai suteikiantis pirmumą leistų ją patekti tiems, kuriems labiausiai to reikia. Pastebėta, kad daugiausiai prašymų kasmet sulaukia miesto centre esančios pradinė ir Vilties vidurinė mokyklos. Nereikėtų tėveliams labai kategoriškai norėti į kurią nors vieną, jeigu jie eina ne pagal teritoriją. Todėl, kad centre esančios mokyklos tikrai negali sutalpinti visų. Turiu omeny Vilties mokyklą ir kyla tokių daug problemų. Tiesiog į šią mokyklą iki gegužės 31 dienos, nesvarbu kiek būtų norančių iš kitų teritorijų vaikų, visada pirmumą turės mokyklos teritorijoje gyvenantis vaikai. Žinoma, tie, kurių bus per daug iš rajono, iš kitų savivaldybių, gali būti taip, kad jie nepateks, kaip atsitiko ir praėjusiais metais.
Vyriausioji centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas specialistė Regina Eitmonė primena, kad prašymus dėl pirmokų priėmimo į mokyklas švietimo skyriui gali pateikti ne tik tėvai, bet ir artimieji. Tėveliai tie, kurie išvyksta į užsienį ir savo vaikučius palieka artimiesiems, dažniausiai tai būna seneliai, teiraujasi, ar dokumentus gali pristatyti seneliai. Tikrai jokių biurokratinių kliūčių nėra. Gali užpildyti ir močiutė, ir teta, ir bet kas, jeigu visi privalomi dokumentai yra. Pildant prašymę tiesiog yra skliausteliuose mokyklai pažymima giminystės ryšys to žmogaus, kuris pateikia dokumentus, ir mes visiškai laisvai priimam. Dėl šito tėvams tikrai nereikia nerimauti. Primenama, kad į pirmąją klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Tačiau jei tėvai į pirmą klasę nori leisti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais dar nesueina 7, būtina pateikti pedagoginės psichologinės tarnybos atliktą vaiko brandumo įvertinimą. Šiandien pasaulyje minima vandens diena. Ta proga Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad atėjus pavasariui ir pradėjus tirpti sniegui, būtina pasirūpinti savo šulinių priežiūrą. Šiandien Lietuvoje jau 11 kartą yra minima pasaulinė vandens diena. Nors Panevėžio visuomenės sveikatos centras nevykdo vandens kontrolės, tačiau yra įpareigotas vykdyti apsinuodijimų nitritais ir nitratais profilaktiką ir Panevėžio apskrityje organizuoja karstinio šulinio vandens mikrobiologinius ir cheminius tyrimus. Nėščioms moterims ir kūdikiams iki 6 mėnesių amžiaus vandens tyrimai yra atliekami nemokamai. Centro specialistai informuoja, kad tiek cheminė, tiek mikrobiologinė tarša yra pavojinga žmonių, ypač kūdikių sveikatai. 2010 metais centras gavo 403 pranešimus apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus vartojančius šachtinių šulinių vandenį. Apibendrinus duomenis nustatyta, kad beveik 53% mikrobiologinių rodiklių ir 40% cheminių rodiklių neatitiko higienos normos reikalavimų. Dažniausios nekokybiško vandens priežastis yra padidintas nitratų, tai sudarė kažkur 35%, amonijako daugiau negu 5% ir nitritų daugiau negu 4% kiekis. Reikia atminti, kad virinant vandenį nitratai nesunaikinami, priešingai jų koncentracija padidėja, nes virimo metu išgaruoja dalis vandens, o nitratais ir nitritais užteršto vandens skonis ir kvapas išlieka nepakitę. Sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis per praėjusią savaitę Panevėžyje dar labiau išaugo ir siekia 158 atvejus 10 000 gyventojų. Tačiau gripas visoje sergamumo struktūroje sudaro 13%, todėl jau antrosios šį sezoną gripo epidemijos nuspręsta neskelbti. Panevėžio miesto savivaldybė įvertinusi sergamumą mokyklose ir pasitarus su švietimo skyriaus specialistais, įstaigų vadovais, bei sveikatos priežiūros įstaigų vadovais buvo priimtas sprendimas vis dėlto neskelbti gripo epidemijos, kadangi mokyklose yra stebima tendencija, jog sergamumas moksleivių mažėja, o gydymo įstaigos irgi nemato didelių problemų šiai dienai, irgi manoma, kad yra pasiektas jau pikas, tai yra aukščiausias sergamumo lygis, ir tikimasi, jog sergamumas toliau mažės. Primenama, kad gripo epidemija skelbiama, kai sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis siekia ne mažiau nei 100 susirgimų 10 000 gyventojų per savaitę, o gripas visoje sergamumo struktūroje sudaro apie 30%.